Man klausant Jūratės įstrigo labai viena frazė arba sakinys, kuris ko gero galėtų apibendrinti jos pranešimą, kad dirbtinis intelektas yra užprogramuotas įvykdyti užduotį arba atlikti jūsų nurodymą, bet nebūtinai teisingai. Užprogramuotas veda į tai, kad kažkas tą dirbtinį intelektą užprogramavo. Tai reiškia, kad užprogramavo kas? Žmogus. Žmogus kokią savybę pasižymi? Jisai klysta. Iš ko mokosi dirbtinis intelektas toliau? Iš žmogaus, kuris irgi, ką daro? Klysta. Ar klysta žiniasklaida? Tuoj pat ir išsiaiškinsime. Pradėkime gal, Ilma, nuo jūsų ir ar jūs apskritai pastebite žiniasklaidoje neraminančių tendencijų, kai kalbam apie vaikus ir dabar tą dirbtinio intelekto erą. Dabar jau negalėčiau sakyti, kad kažką pastebim, taip kolegos dalyvauja aktyviai ir tikrai 3 metus. Tai kažkaip nelabai drįsčiau. O jūs irgi ten, kur anoniminius komentarus tik tai rašo, to jau kai akis į akį, tai tada. Tik anonimiškai. Tai negalėčiau pasakyti, bet ar dirbtinis intelektas, skaitmeninė erdvė, socialiniai tinklai yra problema, tikrai taip. Ir kiekvienais metais skirtingai, bet praėjusiais kalbėjom apie atvaizdą, šiais metais apie skaitmeninimą ir dirbtinį intelektą, ar tai yra problema, tikrai taip. Ar mūsų vaikai žino pakankamai ne, ar suaugę žino, kaip ir sakiau, 25% tik dar bando pasidomėti, ką daro jų vaikai, tai tikslas turbūt gal diskutuoti, ieškoti sprendimų ir aišku pakviesti prisidėti prie to turbūt labiausiai, ar ne, prie to šviečiamosios, nes kaip ir sakėm, tiek žiniasklaida ir nuomonę formuoja, tiek kalbėjom paskutinį kartą ir vaikus gali padėti surasti, tiek ir augti vaikams saugesniem, be smurto ir kitų, nežinau, formų, kurie gali pažeisti vaikus. Tai turbūt aš gal taip ir tikrai norėčiau girdėti jų nuomonę, kaip jie mato, ar ne, kaip prisideda, kaip jie patys naudoja, ką galima būtų padaryti daugiau, ar ne, dėl vaikų, kad ta vaikystė tikrai būtų ir kritinio mąstymo, ir žinojimo, ir gebėjimo, nes man atrodo, mes tiek mažai žinom, Jūratė sakė, 8 metus, Dieve, aš ten savo sūnaus tik mokoma, 1 metus keliauju 2, tai įdomu, kad sūnaus mokoma, ne tą pažinti. Taip, ir tas kritinis mąstymas, kurį minėjo Tomas, matyti reikalingas pirmiausia tėvam, nes tu negali išmokyti vaiko kritinio mąstymo, jeigu tu pats jo neturi. Kolegos, Jūratė minėjo, kad tradicinė ta žiniasklaida, portalai, radijas, televizija galbūt nėra ta medija, kurią vartoja šiuolaikinis jaunimas, bet ta tradicinė žiniasklaida vis tiek mėgina eiti ir į tuos tinklus, kuriuose mūsų vaikai dabar gyvena po 7 valandas, kaip Ilma sakė. Nuo 7 valandų. Nuo 7 netgi. Čia per dieną. Siaubas. Ar jūs turite redakcinės politikas apsibrėžusias ir ar jos kažkaip yra peržiūrimos, tarkim, nežinau, kasmet arba atsiradus naujovėms, kaip reikėtų kalbėti apie vaikus ir vaikam jūsų, tarkim, Delfi portale. Rasa. Sveiki visi. Tai be abejo taip, mes ir praeitais metais diskutavome jau apie žiniasklaidą ir vaikus, tai turbūt, beidama čia galvojau, ar yra sritis, kur mes esame griežtesni savo, turbūt nėra. Vaikai yra tikrai tas sritis, kur, nežinau, Delfi ir, manau, visa žiniasklaida tradicinė, tikrai esame labai griežti savo ir kaip buvo parodyta prieš tai prezentacijoje, tai mes nuoširdžiai gerbiame vaikų teisės ir nuoširdžiai nesiekėme jų demonstruoti jokiuose, tiesą sakant, formatuose ir net būna, pavyzdžiui, pramoginėme turinyje būna su redaktoriais kalbamės ir sako, nereikia, čia mažas vaikas yra, nereikia čia iš vis apie tai daryti nieko, tegul būna. Žinot, ten būna įvairiausių, kadangi mes esam Delfi, mes turime įvairių temų, įvairių skilčių ir ten būna pramoginio pasaulio kokia nors, pernai buvo viena, dabar kita yra aktualija, tai netgi būna taip, kad mes sakom, tiek to šitą palikim. Tai tikrai vaikai yra tas rytis, kur mes labai ypatingai
ir patys save kontroliuojam, ir įstatymai, ir etikos kodeksai mus kontroliuoja, ir skaitytojai, tiesą sakant, mūsų. Mes dirbame labai artimame santykėje su savo skaitytojų. Interneto žiniasklaida yra pasiekiamiausia turbūt savo auditorijai. Mes esame pasiekiami tiek socialiniais tinklais, kiekvienas iš mūsų, tiek Delfi elektroniniais paštais, tiek telefonu. Ir, pavyzdžiui, mes nuolat skatiname auditoriją reaguoti ir siūsti mums informaciją. Tai su ta informacija tai ir kritika, kartais pagirimai, bet dažniau kritika, pasiūlymai, temos, idėjos. Tai sakyčiau, kad vaikai ir jaunimas, nepilnamečiai yra tikrai ta tema, kur mes esam savo griežčiausi. Donatai, kokia jūsų politika ir ar jūs kažkaip dirbtinio intelekto eroje vėlgi esate apsitarę, gal net ir jau apsibrėžę, ar jūs, jeigu naudojate dirbtinio intelekto patarimus, nuotraukas, grafiką, pažymite, kad ir suaugęs, ir vaikas, tarkim, socialinėme tinkle galėtų atskirti, kad tai nėra žmogaus darbas? Sveiki visi. Važiuodamas iš tikrųjų irgi galvojau, žinai, kad ta situacija pas mus yra ir vakar su redaktoriam kalbėjausi, tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolegė iš Delfi, savo esame griežti šitoj srity, kad atrodo tam tikrą prasme kaip ir net neįdomu šitoj diskusijoje, ne? Nes ir tiek standartų ir įstatymais nustatytų, bet dėl dirbtinio intelekto priemonių, tai be abejo, pas mus yra tik tai kaip įrankis kalbai patikrinti, dar kažką. Beje, yra ir higienos instituto sukurtas įrankis rašant savižudybių temoje, kur galim pasinaudoti ir ten detektuoja, ar yra kenksmingo išsireiškimų, kurie gali sukelti Werterio efektą. Tai yra kaip įrankis. Dėl nuotraukų, jeigu tai būtų sugeneruota iliustracija, be abejo, tai privalo būti pažymėta. Ir iš kitos pusės, tai mums tai yra įrankis aptikti, ar nuotrauka nėra manipuliuota. Taip pat naudojam specialius įrankius dirbtinio intelekto pagrindo, tai yra patikrinti, ar nuotrauka nėra padirbta, kur jinai yra padaryta ir panašiai. Tai gal problema didesnė, jau apie diskusiją kalbant, yra tai, kad, sakykime, vėlyvieji vaikai, tai yra, nes jaunimas ten iki 14 metų mūsų tikrai nevartoja, bet per socialinius tinklus susiduria su mūsų turiniu. Ir čia yra problema, kad algoritmų mes apskritai nevaldome. O kaip žiniasklaida esame priklausomi nuo to srauto, tai mums yra svarbus srautas, bet ką, tarkim, Facebookas išsukinėja kaip pagrindinė mūsų naujiena, mes jau padaryti įtakos tam negalime. Ir net nematome iš tikrųjų, kokiu būdu tai visą tai vyksta ir tik bandom atspėti ir žiūrim, kaip tai vyksta. Tai čia, sakyčiau, yra bėda ir nes neretai nevertingiausias, ne pats vertingiausias turinys sklinda. Ne? Ir ta diskusija, kur yra asociacija vyksta ir pradėjom, tarkim, mirties tema, yra tokių temų, kurios jos dirgina, žmonės nors piktinasi, bet skaito ir užkuria algoritmus, o koks nors tyrimas, kultūrinė tema, svarbi naujiena, jinai, matai, kad ir neišvažiuoja socialiniuose tinkluose, reiškia, nepasiekia. Tai čia yra ta platesnė problema, kad mes nesame izoliuotas kažkoks subjektas, žiniasklaida, kaip buvo laikraštis, kaip buvo labai aišku, kur sklinda, kaip yra. Tai dabar mes didžiosios dalies savo sklaidos tenai net nematome. Net koks nors Google Discovery ar dar kažką mes net ne vienas, man atrodo, net nesuprantam, kaip jis veikia, nes tai yra tiek nauja ir tai yra svarbu nusistatyti standartuose. Tai diskusija tarp mūsų žiniasklaidos dalyvių, koks tie standartas, nes etikos yra nustatyti standartai, bet gal reikia jau galvoti apie kažkokius aukštesnius dalykus. Donatai, o nebuvo diskusijos tiesiog eksperimento vardan nedėti, pavyzdžiui, socialinius tinklus tos medžiagos, kuri gali būti super jautri, tam, kad, kaip jūs sakot, algoritmai būtent jos neišsuktų, dėti tą informaciją, kurią jūs didžiuojatės? Aš galiu sakyti, kaip redaktorė, ne 15 Delfi, bet... Ne, tai prašom. Tai socialinių tinklų algoritmai neleidžia dėti jautrios informacijos. Turiu meni, kad tu gali būti nubaustas ir ten įvairiausio lygio nuobaudos taikomos socialiniuose tinkluose, yra tam tikra informacija, kuri... Ne, bet Donatas kalbėjo apie kitą informaciją, apie tą, kurią algoritmai išsuka labiau, nors jie norėtų, kad daugiau žmonių ir
suaugusių ir vaikų pamatytų kito pobūdžio informaciją. Tai mano klausimas ir buvo, ar jūs nesvarstėt tos dalies informacijos iš vis į socialinius tinklus nedėti? Čia konkurencijos tarnybos gal reikėtų paklausti, jeigu dalyvauja, ką galvotų apie mūsų susitarimą, rinkos tokius dalykus, bet etikos prasme tai tikrai svarstome ir diskutuojame ir yra tokių temų, kurios taip atrodo, kol nesi žiniasklaidoje, labai paprasta. Tarkim, apsaugokime, bet prisimenat istorijos, kai dingudavo vaikai prie tilto ir netgi tai buvo visuomeniška inicijuoti paieškas, sutelkti visuomenę ir taip toliau. Paskui paaiškėjo pabaiga to įvykio ir tada suvokė, kad ilgą laiką į tą savižudybės, tarkim, temoje ant visiškai ribos visa žiniasklaida, nes skatinom, aktyvinom, kvietėm žmonės ir niekas nevaldė tų kitų procesų, kad ten galbūt susirenka žmonės su rizika, kurie, ir tai čia nėra taip paprasta šitos dalykus nustatyti, bet be abejo tie minimalūs, ne minimalūs, jie dideli tie standartai, jie yra ir mes jų laikomės. Ir ten tos skaidrės, kurios matėsi, atspindi bendrą visuomenės pokytį ir susivokimą. Bet aš turiu omeny, kad yra dalykų, kur mes nežinome, tiesiog mes nedarom įtakos ir jeigu kalbėti apie paauglių poveikį, tą, ką pranešėjai kalbėjo apie edukaciją, tai vėlgi bandom dabar įsivaizduoti, kad čia yra neutralu, kad ten kažkas Amerikoje ar Kinijoje nesėdi ir negalvoja, o kaip tą panaudoti, kad užaugtų karta, kuri galvoja tam tikrų būdų. Ir natūraliai netgi galbūt įvyks ir kaip pasikeis visa edukacijos procesas, pavyzdys, kad matematika suvokta žmogus geriau negu kad mokytojas paaiškina. Ir mano vaikai irgi tą patį daro ir aš taip kartais galvoju, ar vis dar yra iš tikrųjų mąstymo procesai. Ar tai yra toks, kad tu išmoksti žinoti, kur tik tai paklausti ir reflektuoji tik tai, kad tau pasako. Bet pabrėžkime, ką atsakė ir Jūratė iš savo sūnaus sėkmės istorijos, kad atsakymus, kuriuos jis gavo, reikėjo iš naujo tikrinti ir pertikrinti, nes tie atsakymai nebūtinai yra teisingi. Lygiai ta, kokia yra LNK politika ir ar jinai kažkaip peržiūrėta, užtvirtinta dabar jau, kai dirbtinis intelektas vis labiau veikia, tarkim, ir vaizdų, ir grafikos, ir teksto rašymus, klausimus. Žurnalistai televizijoje, gal mes esam tokie truputėlį paskutiniai, kurie naudojamės dirbtiniu intelektu, tiesiog į mūsų redakciją jisai tikrai dar tik tai po truputėlį eina, tai mūsų visi IT skyrius dabar dirba, ką žinau, ir LRT tą patį daro, kur ieškom būdų, kaip naudoti, kaip neapsigauti, kad būtų legaliai, patikrinimo būdai. Tai esame dar pradinukai šitoje sferoje, bet kalbant apie vaikus, man nieko nesiskiria taip, kaip mes dirbam pastaruosius metus, kaip yra dabar. Mūsų tikrai institucijos tikrina, tikrai mato, girdi. Aš pati, kai LNK pradėjau vadovauti, 8 metai bus. Ir mano pirmas krikštas buvo, kai LRTK mane nubaudė asmeniškai kaip redaktorė už reportažą, kuris buvo užsienio naujienų, net ne mano sprendimu jisai buvo parodytas kito prodiuserio. Ir sakė, kad istorija buvo apie tai, kaip su 3-mečiu į barą atėjo tėvas ir jį ten tiek primušė, kad reikėjo skraidinti. Ir tokia potekstė ir moralė buvo, kad į barą ne vieta su mažamečiu vaiku eiti į barą. Dėl ko mes rodėmės. Bet LRTK sakė, kad mes mėgavomės tais vaizdais, nes vienas iš jų darių sakė, aš 3 kartus peržiūrėjau ir jūs mėgavotės. Sakiau, mes tik 1 kartą rodėm, ne 3 kartus. Bet tai buvo pamoka visam gyvenimui ir nuo to laiko, kadangi asmeniškai mes redaktoriai, kaip ir Rasa turbūt neša atsakomybę ir mus baudžia asmeniškai kaip žmonės, tai, kaip sakau, 9 kartus pamatuojam, 10 kartą atkerpame. Vaikų tema yra pati, kadangi esu paauglių mama, visada galvoju, ar norėčiau, kad būtų taip apie mano vaiką kalbama. Nors prieš mūsų diskusiją sėdėdama pasitikrinau, apie kokios redakcijai ima politikos, kad taip, kai dingsta vaikas, mes jo kartu ieškome, mes jį skelbėme, rodome ir nuo tos minutės, kai vaikas atsiranda, jis yra ištrinamas iš visokių socialinių tinklų. Žinoma, televizija ten savaitę gali atsisukti, jau ten neištrinsi. Bet ką aš norėjau pasakyti, aš vis tiek Kauno tos mergaitės nuotraukas randu Google.
ir randu žiniasklaidos priemonių. Tai vadinasi, ne visi ištrina, ne visi laikosi to susitarimo ir kadangi stebim konkurentus, buvo, kad mergaitė atsirado, vis tiek, kiek darė tuos reportažus, jos nuotraukas rodė. Tai ta atsakomybė, aš ją visada vertinu redakcijoje per asmeninę atsakomybę. Daug šnekamės, turime puikų teisininką ir tiesiog reguliariai turbūt kas 2-3 metus, nes keičiasi žmonės, darome susirinkimus, paskaitas su skaidrėmis, labiau per įstatymą, ko galima ir ko negalima. Nors kartais kaip redaktorė man būna gaila, nes iš tos baimės, kad jau neatskleisti, neparodyti, net ir filmuodami gražius dalykus šventes, visi žurnalistai ir operatoriai jau yra įsibaiminę filmuoti gražius vaizdus ir kojytės ir rankytės lieka. Tai aš nežinau, čia galėtų būti atskira vėl diskusija, ar iš tiesų, kai yra gražus dalykai viešoje vietoje, ar tikrai jau reikia taip saugoti visus tuos gražius, mielus vaikus. Pati kažkada, kai veždavau, turbūt ne vienas esam buvo Danijoje į mokymus, skraidindavo kaip tik nepriklausomybę atkuriam. Tai aš atsimenu, su Danais diskutavom, nes pas mus pirmiausia, prieš kokių 20 gal metų buvo uždrausta neįgalių žmonės rodyti. Iš vis, neįgalaus žmogaus negalima televizijoje rodyti. Tai Danai buvo nustebę, sako, tai kaip jūs parodot problemą, kaip jūs papasakojat istoriją, jeigu jūs negalite rodyti to žmogaus. Žinoma, per tuos dabar 20-25 metus mes irgi gal truputį išdėstėjom ir tas gražias istorijas yra su žmogus, jeigu yra ne visiškai neįgalus, mes jas parodome ir aš irgi visada ir toksai būna, tai rodom ar nerodom? Toks 50-50. Nu, kad būtų ramiau, gal nerodom, bet iš tiesų, jeigu istorija yra, kuri atneš daugiau visuomeniai naudos, negu žalos, ir tas žmogus tikrai netaps pajuokų objektų, gali įsivertinti dėl istorijos. O labiau, man atrodo, ir pakantėja mūsų visuomenė, ir mūsų vaikai pakantėja. Ir aš esu labai už įtraukųjų ugdymą, nes mano vaikai mokėsi nuo darželio su vienu neįgaliu vaiku, jis visada ėjo per jų gyvenimą, jie dabar yra paaugliai ir tas vaikas yra jų geriausias draugas ir jie net nesupranta, kad jisai kažkoks kitoks, jis tiesiog toks yra. Tai visada stengiuosi ir tokių gerų istorijų žiniasklaidoje. Aš net kartais ir pasigendu, nes jos mus jaudina, mus moko būti geresniais. Nežinau, čia su dirbtiniu intelektu turbūt nieko bendro labai neturi, bet vėl apie dirbtinį intelektą. Aš dabar... Ligita, neužsikalbėk, tik ne viena, dar 4 žmonės sėdi. Aš labiau šitai diskusijai ruošiausi ne su kolegomis kalbėdama kaip kolega, o su savo vaikais važiuodama automobiliu į mokyklą ir aš išsiaiškinau, kad kaip jie naudojasi dirbtiniu intelektu. Tikrai buvau nepaklausus ir nepasidomėjusi, ką jie ten veikia per šitas savaitės. Ir gavau daug pati labai pamokų, bet kaip ir sakė, kad istorijos tikrai negalima ieškoti ten, nes labai daug melo, labai daug neteisybės yra. Tai visi linkiu mums tą kritinį mąstymą ir kalbėtis, nes kol nesikalbė, tai nieko ir nesupranti, ir nežinai, ir dar bijai tada. Kalbėtis su vaikais, tikimės, kad ir diskusija ir visas renginys jūs irgi paskatins su savais vaikais pasikalbėti, bet antrinsiu Ligitai dėl to apmaudo ir šiokio tokio pavydo kartais internetiniai žiniasklaidai, bent jau portalam, kad jie gali tas istorijas papasakoti nerodydami vaizdų, pakeisdami vardus, o mes, jeigu ten yra kažkokia labai graži istorija, iš tikrųjų esame riboti rankytėmis, kojytėmis ir tada tu tiesiog irgi sprendi rodyti, nerodyti, nes kiek tu tas rankytės, kojytės ir čia dabar prisiminiau lygiai tai kalbant vieną labai trumpą istoriją irgi iš atminties, kur dar tie laikai buvo, kai buvo galima tiesiog paprašyti tėvų sutikimo, kad tu galėtum rodyti tą vaiką ir tada dar mano pačios buvo mažesni vaikai ir, žodžiu, aš irgi susiorganizavau mokykloje filmavimą, ten kažkokia šventė buvo ar kažkas. Ir grįžta mano vaikas iš mokyklos, ir sakau, kaip ten praėjo ir visa kita, tai ten visus ten nufilmavo ir tai sakau, tu mama man leidimo neparašė. Tai žodžiu,
gavosi taip, kad aš savo pačios vaiko, nes man kažkaip atrodė, kadangi aš pati organizuoju, tai savaime suprantama, kad aš leidžiu, bet mokykla labai formaliai pasižiūrėjo ir mano vaikai šitam filmavime nesudalyvavo. Tai Aiste, aš kadangi pati dirbu LRT, žinau, kad ta politika yra irgi, kaip ir visose žiniasklaidos priemonėse, super griežta, bet tu irgi vaikų ir jaunimo tą programas visas kuruoji ir esi už tai atsakinga. Kiek jinai, tarkim, keitėsi per pastaruosius, nežinau, metus, 2, 5? Iš tikrųjų, aš nedirbu dar tiek LRT, kad galėčiau pasakyti, kiek jinai keitėsi per 5 metus, bet tos taisyklės tikrai yra labai griežtos, ne tik tais dėl atvaizdo, dėl tėvų sutikimų, tarkim, jeigu vaikai dalyvauja laidose, bet taip pat ir dėl klausimų uždavinėjimo vaikams. Tarkim, LRT etikos kodekse yra numatyta, kad negalima vaikų klausti apie tėvų santykius, apie šeiminės kažkokias tai problemas. Ir be abejo, kad tai yra svarbu labai, bet tuo pačiu aš galbūt ir kitą kampą matau šitos situacijos, nes kadangi esu šiek tiek tokia vaikų ambasadorė, man kažkaip kartais trūksta to vaikų balso ir tų paauglių balso ir vaikų balso. Ir būtent dėl to, kad tas procesas yra labai sunkus žurnalistams pakalbinti vaikus, tai to balso mes jų negirdime. Pavyzdžiui, reikia daryti ten žinių reportažą apie, nežinau, kažkokią švietimo sistemos sprendimus ir taip norėtųsi išgirsti iš vaikų, ką jie apie tai mano, bet kadangi tas procesas, visas patvirtinimo, sutikimų ir taip toliau yra labai sudėtingas, žurnalistams kartais tiesiog, yra toks apsisunkinimas papildomas, tai mes viduje irgi dažnai šnekam apie tai, kaip galėtumėm suteikti tą balsą ir patys dirbdami su paaugliais stengiamės juos ir edukuoti. Pavyzdžiui, mes turime paauglių kanalą LRT ir tenai patys paaugliai daro tokius reportažus, tai mes irgi jų prašome kiekvieną kartą, kai kalbina kažką, kad gautų sutikimus ir taip toliau. Ir vaikams tai atrodo absurdiška iš tikrųjų, nes jie savo tiktokams filmuoja vaikus ten mokykloje ir niekas nieko neklausia. Bet suprantama, kad mes laikomės to, mes juos irgi kalbam su jais apie tai, prašom, kad jie atliktų, kitu atveju mes negalėtumėm tiesiog dalintis. Bet va tas, kaip čia pasakyti, tas noras kalbinti vaikus visgi dažnai turi būti dar papildomai toks paskatinamas, kad tos visos procedūros tiesiog to proceso kažkaip nenumarintų. Ilma, sėdit, girdit, visos žiniasklaidos priemonės turi apsibrėžusius arba savo vidinius kodeksus, arba bendrais žiniasklaidos etikos kodekso straipsniais vadovaujasi, arba teisinis reglamentavimas ar ne, mus kažkaip įpareigoja. Girdėjom Jūratę, kuri vėl, aš grįžtu prie to, kad ta tradicinė žiniasklaida nebėra ta, kurią vartoja vaikai. Ką jūs įsivaizduotumėt, ta tradicinė žiniasklaida galėtų padaryti, kaip galėtų padėti vaiko teisių gynėjams, ar ne, edukuojant, aš nežinau, tiek tėvus, tiek vaikus šitoje situacijoje, šituo laiku, kai girdim, kada tėvai pasikalba su vaikais apie dirbtinį intelektą, jūsų skaičių žinom, kiek apskritai pasidomi, kokiose platformose būna, ką žurnalistai galėtų padaryti. Man tai pirma mintis, tai šviesti tėvus. Pagrindinė mintis, nes vaikai žino daug, jie tikrai turi informacijos, tik tiek, kad mes jų nepaklausėm. Gerai, aš tada sustabdysiu iš karto, nes tas šviesti tėvus yra toks labai bendrinis. Labai norisi to, kadangi, man atrodo, visi yra veiksmo žmonės, ką konkrečiai daryti. Nežinau, tam tikrą kiekį straipsnių parašyti per savaitę, tam tikrą skaičių reportažų, kaip tą padaryti ir kaip, vėlgi, žinot, kaip žmogus, jeigu jisai nori šviestis, jis paprastai ieško tos informacijos. Jeigu jisai nenori šviestis, tai jis tą reportažą prasisuks, straipsnio neskaitys ir informacijos neįsisavins. Ką turėtų konkrečiai daryti? Čia ras apie sąmoningus žmonės, mes kalbam, jeigu tu švietiesi, domiesi ir ne, tai tu paieškai, bet apie sąmoningus, bet jeigu kalbant apie nesąmoningus, kuriem reikia paduoti turinį ir sudominti, kad jie pasižiūrėtų, ar ne, kad ta informacija yra svarbi, tai reikia mokėti pateikti. Ką mes įsivaizduojam ir žiūrėdami vis diskutuodavom viduje, ar ne, apie tą švietėjišką veiklą ir nuomonės formavimą, tai visiškai aiškiai apsibrėžiam, kad vaiko teisės tai yra vaiko teisių gynėjų gidas suaugusiems.
Tai vat, ta prasme, kad ta informacija suaugusiam, kuri galėtų pasiekti tada vaikus arba kažkaip kurti labiau saugesnę vaikystę. Tai čia kalbant apie mus, ką mes turim, įkūrėm Vaiko teisių televiziją, Spotify, dar kitus kanalus, ar ne, kur ta informacija trumpa, aiški, koncentruota ir suprantama, tai ir sąmoningam, ir galbūt ne visai sąmoningam, kuris žmogus tik dabar susidūręs. Kalbant apie žiniasklaidą, tai tikrai irgi niekas turinio ilgo nežiūri, žiūri trumpai, aiškiai, koncentruotai ir va tai, ką minėjo ir kolegė iš LRT, ir tos gyvenimo istorijos jos labiausiai veikia ir man kažkaip ir girdžiu, kas sako, kad to vaikų balso nėra, nes man atrodo, kad tai irgi galėtų būti paveiku per vaikų istorijas, nu, vat, per pačių, nes mes visą laiką sakom išklausyti vaiko nuomonę, vaiko balsą ir neišgirsti vaikus, nes to balso yra tikrai, man atrodo, mažai, bet kaip tą padaryti, neturiu dabar pasakymo, bet čia būtų vertas apsvarstymo klausimas, nes iš tikrųjų ypatingai, pavyzdžiui, televizijose, kadangi pati ten dirbu, yra labai sudėtinga pasakoti istoriją, neturint labai konkretaus žmogaus ar žmonių grupės atstovo, kuris tą istoriją pasakoja, nes kaip perpasakoja, nežinau, tėvai arba pilnamečiai asmenys, nes netgi ten vat, kitoje diskusijoje dalyvausiantis Moksleivių sąjungos prezidentas jis yra pilnametis. Ir aš atsimenu lygiai tą patį, kai mes kvietėmės apie egzaminus kalbėti, ar ne, tai tiesiog turėjo atlydėti mokinę mama. Nu, jinai atlydėjo labiau dėl to, kad pati norėjo pasižiūrėti, bet realiai irgi prašyti tų leidimų kalbėti apie tuos rūpimus klausimus reikia ir kartais, kaip Aistė sako, žiniasklaida galbūt nesivargina. Tai ar jūs, pavyzdžiui, matytumėt prasmę kažkaip šitą klausimą spręsti? Sako, šiandien sprendimo dar neturit, bet ar būtų galima judėti tą linkmę? Man atrodo, yra labai svarbu, nes mes irgi visiškai iškyla vienas ar kitas klausimas ir aš sakau, o ką vaikai, ką jaunimas, ką paaugliai, kas jiems svarbu ir labai sunku gauti nuomonę, tai mes dabar bendradarbiaujam su Moksleivių sąjunga irgi bandom susirinkti informaciją, nes iš tiesų, nu va taip pasižiūrėti, ką jaunimas, vaikai, paaugliai galvoja vienu kitu klausimu, nu yra pakankamai sudėtinga, tai aš daugiau susirenku nuomonę iš vaikų nuomonės, kai jau susitinka vaiko teisių gynėjai ir negauna kažkur nuomonę. Va, matau Aušrą Kurienę, ar ne, iš psichoterapeutų, kurie susitinka su vaikais ir mato, iš mokytojų, ar ne, iš savo vaikų, sūnaus aplinkos, ar ne, bet jeigu taip normaliai žinot, ką siūlo vaikai, ko jie nori, tai man atrodo, kad mes vis dar linkę nuspręsti viską už vaikus, tikrai mažai kalbame su vaikais, vaikų nuomonės kažkokių, nu, turime tikrai Moksleivių sąjungą, ar ne, Lijotą turim jaunimo, ar ne, bet man atrodo, kad tas visuomenės nuomonės, vaikų visuomenės nuomonės balsas tikrai mažai girdimas ir kiek žiniasklaida kreipiasi mus, pasakykite, ką galvojate vaiko teisių gynėjai, tai mes tikrai ne vieną, o 10 kartų vis nukreipiam, tai Lijotą, klauskite jaunimo, klauskite jaunimo, ką jis tai galvoja, man atrodo, tas mažai. Ar reikia keisti, ar sakyčiau, kad nuimti tėvų žinojimą, ar kažkaip, aš manau, kad galima svarstyti. Aš nežinau, aš apie tokį 16 metų, 17, nes 16 metų vaikai tikrai gali jau priimti sprendimus dėl gydymo arba nueiti vieni pas gydytoją pasikalbėti, priimti sprendimus, gauti informaciją, ar ne, kad vaikas jau savarankiškai 16 gali. Galbūt ir gali nuomonę išsakyti, ar ne 16 ir tas kanalas ir kai klausi ar Simono, ar kitų jo draugų, vaikų, tai sako, man svarbu, ką jaunimas kalba, ką vaikai, paaugliai, vat man ties, nu, vat ta informacija svarbi. Tai man atrodo, ją atlenkti mūsų žiniasklaidai būtų svarbu, nes influenceriai, nuomonės formuotojai nebūtinai tą teisingą informaciją dėlioja. Tai ta diskusija, kad būtų ne tik socialinių tinklų, kaip čia dabar nuomonės formuotojų, influencerių, ta informacija atsilenktų ir pasiektų kitą paauglius, man atrodo, tai yra, nors gal taip griežtai pasakyčiau, gyvybiškai svarbi ir nes eina paaugliai, tada seka tą informaciją kitą prieinamą formuotojų sekėjų, ne tik lietuvių, bet ir tikrai, nes dabar kalba nėra problema ir man atrodo, kad gali būti ir daug žalos ir vaikų formacija ateities jaunimo augančio dabartinio 10-mečių, 12-mečių, 14-mečių tikrai gali būti liūdnų pasiekmių. Ir čia galėtų būti tam tikra galimybė ir prieinamas, kaip sako, nėra prieinamos informacijos, galbūt kalbėti ir nuo 16 metų vaikų nuomonė išsakoma, kanalai tikrai ačiū LRT, kad su paaugliais tas laidas kuri, bet jinai dar turėtų būti labiau paveikesnė, kad mes turėtume alternatyvas nuomonės formuotojam ar ne, dirbtinio intelekto nuomonės formuotojam įvairių, nes
matau didelių rizikų ten. Ir mūsų žiniasklaidos, kuri galėtų būti prieinama paaugliams ir girdėti jų balsą. Tai kažkiek ir liūdna, kad tų vaikų tik rankytės ir kojytės ir jų nuomonės, tikrai negirdim. O jinai labai įdomi yra ir dabar vaikai kaip pasiekiamumą turi ir, man atrodo, svarbu suaugusiem žmonėm girdėti ją ir grėsmės matyti ir galimybės ir mokytis. Pasikalbam su vaikais, ką jie daro. Instaliuoja man į telefoną, įdeda, parodo, kaip naudotis. Tai... Čia matyt bėda ir yra, kad dažniausiai vaikai šiuo atveju moko tėvus naujų technologijų supažindino, ne tėvai vaikus, tai gaunasi toks uždaras ratas. Bet Ilma, jūs irgi pastebėjote pažįstamus veidus salėje ir aš kažkaip man taip prisiminė vienas kitas atvejis ten. Neįgaliųjų buvo forumas, kur irgi pažįstami veidai ir toks atrodo džiugesys, bet aš tada kažkaip savo pagalvojau, nežinau, gal tai yra visiškai klaidinga, kad iš dalies tai yra problema, jog mes užsidarom burbulę. Kitaip tariant, kiekvienoje tuo konferencijų, kuri liečia tam tikrą temą, mes matom tos pačius veidus. Ir man toks įspūdis susidaro, kad tai reiškia, jog neišeinam iš burbulo. Mes tos temos žmonių, kuriems rūpi, tarsi nedaugėja. Tai mano dabar klausimas gal kolegoms, nes išgirdom iš Ilmos ar ne, kad norėtųsi iš žiniasklaidos daugiau švietimo tėvų ir nesąmoningų tėvų, ar ne, kurie jau neieško to švietimo, ar jūs matytumėt prasme, ar jūs įsivaizduojat, kad galit tą padaryti ir kad tai yra arba turėtų būti žiniasklaidos vaidmuo. Aš dar atlipčiau prieš tai, ką visi po to kalbėjo, pasakė, kad šiaip man irgi pačiai kaip šios visuomenės nariui labai gaila, kad jau beveik užaugo karta vaikų, kurių tik kojytės ir rankytės yra matomos. Man tai atrodo šiek tiek iškreiptos realybės pasaulis, kai eina po to į muziejus vaikai ir sako, žiūrėk, mano mama kokia graži buvo mokyklas, ten rugsėjo 1, 70 kažkelintais, tai to nebebus niekada, nes žiniasklaidoje neįmanoma to rodyti. Ir tik tai kardeliai, kažkokie fragmentą, kasytės ir taip toliau. Man tikrai labai iškreiptos realybės pasaulis, jo labiau, kai žiniasklaidos tyrimai rodo, kad čia jau grįžtant prie dirbtinio intelekto temos, kaip tai galiu pasakyti, kad žiniasklaidos tyrimai pasauliniai rodo, kad žmonės ieško unikalumo ir žiniasklaidos priemonės net matuoja tikrų žmonių indeksą, kad dirbtinio intelekto sukurtas paveikslėlis nebus, bent jau pagal dabartinius vartojimo įpročius, toks pat geras kaip tikro žmogaus nuotrauka, pavyzdžiui, jūsų ar jūsų. Ir tai man yra tiesa. Tomas sakė, kad ir dabar tas nuotraukas dirbtinis intelektas sukuria žmonės. Krilavičius pirmasis. Nežinau, aš kalbu iš Delfi redakcijos, tai ir mažųjų, aš dirbau vienose mokymuose, tarptautiniuose mažųjų redakcijų atstovai pasakojo, matot, mes dideli, mes taip negalim pasimatuoti, bet mes ir nenaudojam. Aš pati visada keliu tikslą turėti tikrus žmonės ir kuo arčiau, nes vartojimas yra iš mobiliųjų telefonų, aš turiu gerai matyti žmogų ir tai yra visiška koreliacija. Bet ir tarptautiniai tyrimai, ir skaičiau apie tarptautinius tyrimus, kur žiniasklaidos priemonė pakeitė savo logiką ir dėjo tikrus žmonės ir visai kitas įsitraukimas ir kitas vartojimas. Čia yra, aš nežinau, aš tai esu gal labai konservatyvi redaktorė, bet aš tai nei norėčiau pati kaip vartotojas skaityti su dirbtinio intelekto paveikslėliu, nei norėčiau savo vartotojams siūlyti. Bet čia dirbtinio intelekto tema kalbant. Taigi, mes neturime atspindėtų vaikų jokia forma žiniasklaidoje. Ir internete taip pat, kuri, tiesą sakant, jiems yra patiekiama tiek pat kaip TikTokas. Ar Delfi ar TikTokas, jam yra vieno piršto paspaudimas. Bet nuėjęs į TikToką, jis randa savo bendraamžius, kuriem pasakoja apie savo gyvenimą, nuėjęs į Delfi, randa mamą moralizuojančią, kaip reikia gyventi. Kodėl jam ten eiti? Aš tai nežinau, ko jam ten eiti. Mama namie pamoralizuos. Bet mes neleidžiame vaikų įtraukti. Vaikai yra puikūs, smalsūs, įdomus, jie turi ką pasakyti. Bet aš negaliu paklausti, kai mes siunčiame reporterį paklausti, kaip sekėsi egzaminai, jis turi pasitikslinti, ar jam 18. Jūs šiaip įsivaizduojate situacijos absurdiškumą. Man tai, pavyzdžiui, yra tikrai, ir man tai yra labai graudu dėl to, kad didžiulės visuomenės dalies mes niekaip neatspindime. Mes negirdime nei jų balso, nei jiems rodome, kaip jie gyvena. Mes nieko apie jos, jie mums neegzistuoja. Ir po to mes verkime, kad jie nevartoja tradicinės žiniasklaidos. O ko jam ten ją vartoti? Aš tikriausiai galiu pritarti ir galvoju, ką čia galima. Aš guodžiuosi dažnai, yra paveldėtas naujienų vartotojas, toks terminas pasaulinėje irgi tyrimuose, ne? Tai aš guodžiuosi, mano vaikai bent jau žino, kas yra žinios, vis tiek jie paveldėti bus, bet nes dabar jis nuėjęs į Delfi. Aš, pavyzdžiui, esu mačiusi, prie mūsų yra mokykla redakcijos ir kafeinas, ir ten yra labai daug vaikų.
Ir kai būdavo to žinutės siuntinėjamos į mokyklas, jie visi buvo išėję iš pamokų, ten turbūt mokykla buvo uždaryta, ir nerealų vaizdą pasakojo kolegos matė. Daug vaikų, keliasdešimt, ir vienas pasiėmęs telefoną, atsidaręs Delfi ir skaito garsiai, kas čia vyksta, kad mokyklas pasiekia melagingos žinutės. Tai jis yra paveldėtas naujienų vartotojas. Jis žino, kur rasti naujieną. Ir jis ją susiranda ir paskaito. Bet tai yra tik tiems atvejams, kai gaisras dega, kažkas mokyklą uždarė, kas atsitiko. Bet jis neturi įpročio ten matyti savo draugus. Draugė nepapasakos, kad mane pakalbino apie dabartinius ten trendus, apie hobius, apie viską, apie jų gyvenimą. Jų gyvenimo Delfyje ir kitoje žiniasklaidoje egzistuoti negali. Nebent mama papasakos. Aš noriu pareplikuoti. Donatas. Žiūrėkit, kai patys vaikai buvome, ką mes sėdėm ir laikraščius skaitėm vakariais atsisėdę. Taip aš skaitydavau. Aš irgi Skambindavau redakcijas. Taip, aš redakciją skambindavau, dar nuomonę reikšdavau ir dar spausdindavau. Vaikai gyvenimą visiškai normalų, turėjom Litexpo diskusiją su kultūros sektoriaus lydėjais. Ir visi vaikai tokie, konokie, nesupranta teksto ten įdėti. Tiesiog kita karta, žiniasklaida irgi yra visuomenės subjektas. Negalime įsivaizduoti, kad gyvensim taip, kaip realiai naujienų portalai. Aš atėjau dirbti laikraštį prieš 17 metų. Naujienų portalai buvo naujiena, čia tokia inovacijos, multimedijos ir taip toliau. Dabar tai yra tie patys laikraščiai, iš principo, tik kad truputį greičiau informaciją pateikia. Socialiniai tinklai, jaunimo įprotis, vaikų įprotis, jie yra kitos, jie net paveldėta taip, bet jiems galbūt net ir nereikia to paveldo, nes jie gyvens tam pasaulyje ir, pavyzdžiui, dėl paveiksliukų. Yra ne vienas fotokonkursas, kur laimėjo ir tik paskui paaiškėjo, kad nuotrauka yra padaryta dirbtinio intelekto. Taip, kad kokybė ir vystimasis praeitų metų ChatGPT proveržis ir aš manau, kad, kai sakot, prieš 10 metų nebuvo to, po metų gali jau būti, nes laikas susitraukia, proveržis vyksta, vaikai tą naudoja, kiekvienam telefone įdiegta ir tai yra prieinama ir tai tik plečiasi, turim naujus žaidėjus, kurie paaiškėjo, kad ir suma gali būti mažesnė. Taip, kad mums kaip žiniasklaidai įsivaizduot, kad pateikinėsim ten 4-5 tūkstančių žodžių naujienas ir kad vaikams to reikia, manau, čia yra klaida. Vaikams galbūt reikia ieškoti, kaip kalbėti, kaip atskirti faktus, kaip analizuoti faktus, o ta tradicinė žiniasklaida, kuri dabar yra, tai gal ir dirbkim su savo auditorija ir tada galvokim, kaip bendrauti su tais vaikais, o ne tai, kad jie pradės mūsų tyrimo medžiagą skaityti ir įsivaizduojam, kad jie sėdės ten paklodės, scrollins. Aš tiesiog, kaip tėvas, kaip žmogus, tai gal ne taip supratau, bet vaikai nėra nei durnesni, nei kažkokie kitokie, jie kitaip vartoja. Ir tada mes turim galvoti, o kaip mes turim su jais bendrauti. Donat, jūs kalbate apie šitas nuotraukas dirbtinio intelekto laimėjusias konkursus. Aš taiga prisiminiau, kad mes turim dabar irgi jau užsienyje buvusią situaciją, kai teisininkas priduoda teismui ir dokumentus, kuriuos surašė dirbtinis intelektas, remdamasis kažkokiom neegzistuojančiom bylom. Ir teisininkas, nežinau, Karolis gal paskui užsimins, arba bus galima paklausinėti jo, kaip čia taip, kad teisininkas pats nepatikrina, bet aš, Donatai, vis tiek iš jūsų nesupratau atsakymo, arba jūs gal neatsakėt. Tai ar jūs manot, kad tradicinė žiniasklaida turėtų likti ir šviesti tėvus, kaip kalbėti su vaikais, kaip mąstyti kritiškai, ar ir jūs, pavyzdžiui, nematytumėt prasmės, kad jeigu būtų daugiau istorijų, kur kalba patys vaikai, ar ne, tarkim, apie egzaminus, ar ne, apie, nežinau, tą patį dirbtinį intelektą, jo naudojimą mokyklose, tas vaikas neateitų ir nesidalintų socialiniuose tinkluose, kad žiūrėk, žinai, čia tave pacitavo, pavyzdžiui, 15 min arba Delfi. Ne, tai aš pradėkim nuo to, kad man atrodo apskritai mūsų valstybėje žiniasklaidos politikos neegzistuoja tokio dalyko, kad strategiškai vyriausybės žmonės, valstybės žmonės, ir įtraukiant ir sektorių, padiskutuoto, o kaip visas tas sektorius susidėlioja nuo kultūros žiniasklaidos iki regioninės, iki nacionalinės ir kas dirba su vaikais. Nes dabar iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėti, LRT tik tie kurie projektai yra tai, kas šiek tiek atliepia. Tai ir čia jau ES institucijos prieš 10 metų indikavo, kad nėra tos naujienų,
kaip sakyti, sektoriaus vaikams. Ne? Tai tie vaikai taps suaugėliais ir jie pradės vartoti, aišku, ir čia yra iššūkis apskritai visam pasauliu tradicinės žiniasklaidos vartojimo, bet kaip su vaikais kalbėti ir va tai, kaip jūs kalbate, tai be abejo, tai, žinai, tai būdai, jeigu jie tik tokie atranda save, tai va kaip tą daryti, ne? Jeigu atranda kažkokiuose kitose, realiai tai aš tai priimu jau, kad mano vaikai visiškai kitaip vartoja. Ir jie ten tarp grupėse savo vaikų, moksleivių ir mokyklose, žinai, kas vyksta, tai mes turime žiūrėti ir tikrai girdėti juos ir galvoti, o kaip naujienas komunikuoti su tokiu tam tikrų, žiūriu, kokias naujienas jam būtina žinoti. Didžiosios dalies naujienų apskritai netgi ir mums nereikia žinoti, nes yra perteklius naujienų. Tai dar padidinkim naujienų kiekį, tai užkraukim tos vaikus, žinai, tai ar tai turi būti, mes galvojame apie tos dalykus, ar tai turi būti kažkoks dienos pateikimas naujienų esminių, ką vaikas turi žinoti. Ne? Ir tai nereikia žinoti 16 tekstų apie karą Ukrainoje, puls, nepuls, bus, nebus. Tai čia daug dalykų tiesiog nereikia vaikams žinoti, to, kas yra pas mus naujienų portaluose. Ne? Bet reikia galvoti, o kas yra svarbu jiems. Žinai? Tai ir čia tos diskusijos, bent jau aš nematau, kad jinai vyktų, turiuomenį valstybės mastu, kad būtų galvojama, nes, pavyzdžiui, instrumentas medijų rėmimo fondas, tai yra labai aišku, tai yra regioninės, kultūrinės ir nacionalinės švenčiamosios ir prioritetai nėra ten vaiko, aš man atrodo, žodžių niekad nemačiau paauglio. Aiste, kadangi LRT buvo paminėta, tai pamečiau dabar aš mintį. Žiūrėdama į Donatą apie žinai, aš norėjau paklausti, bet tas pačias naujienas, kurias tradicinė žiniasklaida atspindi, 16 naujienų apie karą Ukrainoje ir panašiai, socialinėse medijose, tose pačiose įtakingi žmonės arba, nežinau, influenceriai, jų bendramžiai arba panašaus amžiaus žmonės kartais perpasakoja jau matydami per save. Tai aš grįžtu prie to, kadangi laiko jau diskusijos labai mažai liko, Aiste, vis dėlto pačios manimų, ar ne? Tai ar reikėtų daugiau balso vaikų, kažkaip ieškoti sprendimo, kaip atspindėti tradiciniai žiniasklaidai daugiau vaikams balso, ar vis dėlto likti prie tėvų švietimo, ar kaip Donatas sako, net nebandyti kažkaip parsivilioti tų vaikų, nes užaugs ir pradės skaityti portalus. Išjungiau. Man atrodo, kad reikia dirbti abiem frontais iš tikrųjų. Tiek edukuojant tėvus, tiek ieškant su vaikais ne būdų, kaip į tradicinę žiniasklaidą būtent pabrėšiu, bet juos kažkaip tai įtraukti, bet būtent ieškoti formų kartu su jais, kokios jiems yra priimtinos, kokios jiems yra įdomios. Tai visai neseniai kalbėjau su kolegomis, Skaitmeninės etikos centras tokią iniciatyvą organizuoja, būtent edukavimo tėvų apie žiniasklaidą, apie socialinius tinklus ir mūsų kolegos žurnalistai prisideda prie to, taip pat važinėja į mažumų mokyklas Vilniaus rajone ir šviečia. Mes turime ieškodami tų formų, iš tikrųjų turim keletą formatų ir turim pradinukams žinias, specialiai tuo tikslu sukūrė, kad jie suprastų, kaip tos naujienos kuriamos, mes juos kviečiame filmuotis, būti jaunaisiais reporteriais ir stengiamės įtraukti juos į tą visą procesą. Ir tuo pačiu turim kanalą, kuris yra skirtas paaugliams ir jie ten išsako savo nuomonę. Bet čia šituo atveju noriu pasakyti, kad kadangi to balso paauglių yra tiek mažai, kad net ir mūsų žiūrovai ir socialinių tinklų vartotojai, kurie tikrai nėra vien tik paaugliai, dažnai kažkaip nuvertina jų nuomonę. Ir tarkim taip, pavyzdžiui, pas mus yra tinklalaidė, kurioje paaugliai ten kalba apie viską. Ir tiek kažkokius politinius įvykius ir taip toliau. Ir be abejo, kad jų tos diskusijos nėra profesionalios, jie galbūt kažką ir naiviai pasako, bet mes tai leidžiame, jiem tai yra platforma išsikalbėti. Bet tuomet, kai mes paskelbėme socialiniuose tinkluose, jie sulaukia iš suaugusių žmonių kritikos, tarsi jie būtų, kaip sakant, jau lygiaverčiai diskusijos dalyviai ir tai mums reikia papildomai dirbti taip pat su tais paaugliais ir esame ne vieną kartą ištrynę būtent dėl neigiamų kažkokių komentarų, dėl to, kad, paaugliai nebuvo pasiruošę, tarkim, priimti tokios kritikos. Tai, žodžiu, čia tikrai labai daug darbo ir man atrodo, kad kuo daugiau žiniasklaidos priemonių prie to prisidės, tuo visiems bus geriau.
Gerai, kadangi turim 30 sekundžių, Ligita, aš tau žodžio nebeduosiu, pratęsime diskusiją, nes Ne, netrukus. bet aš norėčiau tik tai pasidžiaugti sakiniu tada. vienu sakiniu, kad kadangi televizijoje dirbu jau 30 metų ir kiekvieną dieną stebiu reitingus, kokie jie yra, tai galiu pasidžiaugti, jeigu prieš 10-15 metų švietimo temos buvo visiškai nežiūrimos ir neįdomios, dabar jos yra tikrai žiūrimos, tikrai įdomina ir kadangi esame komercinė televizija, į tai reaguojame ir turbūt beveik kiekvieną dieną stengiamės paruošti reportažą apie vaikus, apie mokslus, tai kas juos domina ir šiandien taip pat apie dirbtinį intelektą ruošiame reportažą. Galiu paantrinti Ligitai irgi, nes švietimo temos ypatingai egzaminai yra tikrai labai žiūrima ir diskutuojama tema. Ilma, labai trumpai apibendrinti pačios tada prašysiu veiksmų planas, ar ne? 1, 2, 3. Tai ar bus tada daromi kažkokie žingsniai, kad tas vaikų balsas būtų arba galimybė atsirastų lengviau atspindėti vaikų balsą žiniasklaidoje ir tada dėl, nežinau, tėvų švietimo ar bus kažkokios dar gairės konkrečios žiniasklaidai? Gairių gal ne, aš manau, kad tikrai puikiai žino, kad apsauga didelė yra, tai viskas aišku, jau tuo tikrai keičiasi su metais ir kuo toliau, tuo labiau ir šiai dienai tikrai yra džiugu tiek dėl nuotraukų, dėl atvaizdo, turėjom diskusijas dėl įvykio, tarkim, Šilalės rajone, ar ne, kaip jį detaliai apšviečiam, kad galima identifikuoti vaikus, tai buvo prieš 10 metų, dabar tikrai to nebėra. Bet ką girdžiu tikrai ir man labai džiugu, kad iškilo ta tema vaikų jaunimo, sakyčiau, ne tik vaikų, paauglių jaunimo balsas, kad jis yra svarbus, tai tikrai, man atrodo, galima bus diskutuoti ir ieškoti, aš jau kalbu apie vaikų 16 metų, jeigu eina pas gydytojų ir gali nuspręsti dėl gydymo, gal jis gali ir priims sprendimą, kad jis gali pasakyti. Apart, kad socialiniuose tinkluose vaikai negali, man rodo, diskusijų negali būti, bet gali diskusijų būti kontrolierė, bet nes vaikai socialiniuose tinkluose, man atrodo, demonstruoja tiek daug savo gyvenimo, kitų gyvenimo, kad čia reikėtų šviesti tėvus, kad kaip mažiau atrinkti turinio, kaip daugiau suprasti ir man atrodo, kad diskusija yra svarbu, kad visi sutinkam, kad taip suprantu, kad turinio reikia tėvams, kad švietimo temos yra svarbios, turbūt ne tik švietimo, bet ir socialinės ir kitos, ir kad vaikų nuomonė ir balsas būtų girdimas ir mes irgi ieškosim būdų, kaip labiau tą atspindėti, kokiomis formomis, kaip ir panašiai, ir pasitelkiant ir jaunimo organizacijas, ir vaikų, ir jaunimo organizacijas, ir kažkaip padedant, galbūt kartu dar turint diskusijas. Taip, ir mes dar turėsime dar vieną diskusiją ir būtent Moksleivių sąjungos prezidentas Jonas Trumpa joje dalyvaus.